Taigi visi, taigi šiandieną mes įsidės. Taigi, sveiki, šiandien tiesiog parodysiu, kaip atsidaryti Google. Skamba paprastai, bet pasitikėkit manim, viskas bus kitaip. Taigi, pirmas žingsnis – pasirašymas. Prieš atidarydami Google, svarbu įsitikinti, kad turite viską, ko reikia. Pirma, kompiuterį turim. Nieko. Turim kompiuterį, gerai. Toliau, ar turim elektrą? Elektrą. Elektrą turim, taip, veikia viskas. Toliau, internetą. Ar turim internetą? Turim. Kaip matote, jau turim. Nematote. Antras žingsnis. Susikaupimas. Atsisėskite, giliai įkvėpkite. Užsimerkite. Pasakykite garsiai. Aš esu pasiruošęs. Google ateik. Toliau. Trečias žingsnis. Pelės naudojimas. Jei turite pelę. Paimkite ją. Padėkite ant stalo. Vat. Tada padėkite. Jei pelė nejuda, pabandykite su ją pasikalbėti. Mano juda, tai nedarysite. Ką aš turiu padarius, nežinau. Daryt naršyklę reikia? Ne. Naršyklė. Chrome. Kažkas ne taip. Taip, vedame. Turite klaviatūrą, aš pažiūrėjau, gerai. Spauskite K. Plemba. Kas čia vyksta? G. Taip. Kaip matote, mes turim porą. Mums pasiūlytų pasirinkimų. Tai aš nesiūlyčiau spausti, nes gali nuvesti kažkur kitur. Aš matau O. Ok. Tai palaukit. Nulis, Google'as. Ok. Nulis eina tada. Ir Go. Taigi, spauskime Enter. Vos, tai ir jis yra. Atmesti. Kodėl juodas ekranas? Nes tipo, man sako, fonas baltas, ne. Logotipas spalvotas, ne. Taip, ok, dėl iš trijų yra jau gerai. Toliau. Viskas. Ačiū už pamoką. Čia buvo mano pirma pamoka. Laukite antros pamokos, kuri bus kaip pasidaryti PDF failą. Ačiū.